Hasolio pabiegos nebūs. Hasolio pabiegos nebūs. Hasolio pabiegos nebūs. Sunoierais. Žiūrovai, man sakė pasakyti linkėjimą jums naujų metų ir kalėdų proga. Sakė nelinkėti meilės, laimės, sveikatos, džiaugsmo. Aš noriu palinkėti, būkit laimingi. 2013 metų proga norėčiau pasveikinti Žibutės žiūrovus, primindama, kad praėjusieji metai Lietuvoje buvo paskelbti Maironio metais. Ir štai aš, bežiūrėdama į viešose erdvėse publikuotus Maironio eilėraščius, kuriuos mes matėme ant reklaminių stendų, aš prisiminiau, kad vienas iš Maironio eilėraščių labai atkreipė mano akį, kai aš jį aptikau 93 metais imtame leisti žurnale Naglis. Žurnalas buvo skirtas gėjams ir jų draugams ir jisai iš pradžių buvo platinamas viešose erdvėse, spaudos kioskose, faktiškai be jokių apribojimų. Tai štai viename iš Naglio numerių, kurio viršelį štai aš jums tuoj parodysiu, buvo štai tas viršelis. Čia jau šiek tiek vėlesnis numeris, man atrodo 95 metų, žurnalas pervadintas žurnalas vyrams. Viename iš atvartų aš aptikau štai tokį mielą Maironio eilėraščio Draugo liūdesys apie pavidalinimą. Eilėraštis buvo publikuotas Maironio rinkinyje Pavasario balsai, kuris pasirodė 1895 metais. Ir aš manau, kad šitas eilėraštis išties perteikė labai šiltus jausmus apie draugystę, o draugų ir draugystės ir artumą su draugais turbūt Lietuvoje nebus mums per daug. Ir šiomis Maironio eilėmis aš ir norėčiau jūs pasveikinti su artėjančiais metais ir tiesiog perskaityti tą eilėraštį. Aš be tavęs, kaip be lietaus, išdžiūvų žemę, tuščia, iš ilgesio rankas į erdvę tiesiu. Joj net šešėlio mielo tavo nepaliesiu, o ateitis ar tik vienuolio laimę lemia. Į dvi šalis mus nubloškė žiaurus likimas, nei viens kitam draugai savo rankų nepaduosi, silpnybės valandoj viens kito nepaguosi, tik praeities kankins beširdis atminimas. O tau ar po langais lig šioliai rožės žydi, ir gieda amžinas jaunų dienų svajonės, ar gal ir tau jau nusmelkė prityrę žmonės, ir šypsena paskui naivelius palydi, o vis dėlto, kad ramios žvainos naktį šviečia ir paslaptingai mirksi danguje žvaigždutės. Žinau, kad tavo žiūri ten liūdinčios akutės, jos ten drauge nurimti ir manasias kviečia. Taigi štai, mielieji, su 2013 metais jau. Gerųjų metų. Labas vakaras, ar laba diena, nežinau, kaip čia. Noriu jums visiems palinkėti pačių spalvočiausių švenčių, gražiausių, laimingiausių ir noriu pasakyti tai, kad būkime spalvoti. Taigi, vagina, nauji metai, kaip sakoma, nauji ratai ir šiais metais aš norėčiau palinkėti daugiau negu visada susivienyti, kooperuotis, bendradarbiauti tarpusavyje ir labiau nei šito aš linkiu revoliucijos, visų pirma intelektualinės revoliucijos, o prie šito taip pat ir, matos dabar, šiaip revoliucijos, nes we can do this, o gal netgi labiau we all can do this, taigi. Linkiu sekso be rėmų, viešose ir neviešose vietose, be diskriminacijos ir be baimės. Nu gerai, viskas. Linkim
įskustų